Model 3 25 metų. Naujesnės pakol kas negali būti. Labai neblogas mušimas. Meti lauk durelės, skarda viršutinė galinio sparno, gali dėti naują. Rato šakės, viršutinė apatinė, ratlankis. Remontui sakyčiau, ką aš matau, ant dalių virštukos euro. Dažymas, surinkimas, išrinkimas dar 1500, 3,5, sueuropinimas 1000, 4,5 tūkstančio. Remontas, dabar kaina 15 300, va matot kampe. 2 dienos liko. Galim dėti 15, pavyzdžiui, 600, pažiūrėsim. O, 15 400 laimi bitas. Gal už tiek ir parsiduot. Nors aš labai abejoju, jis eis, man atrodo, 16-17 tūkstančių dolerių. Kaina jas rašo 42 nauja. Tai tesla.com vilnius.lt apie 50 tūkstančių eurų Lietuvoje tokia su PVM. Long range'as, 4 varomi. State Farm Group Insurance. Pats geriausias draudimas Amerikai. Geriausiai draustis per šitą. Greitai išmokai, greitai sutvarko ir pats didžiausias Amerikos draudimas, sakyčiau. Man patiko jisai. Kalifornijai stoja parsiuntimas 2000. Tai gali labai pasiskaičiuoti, kiek savikaina bus, jeigu dėsi 18. Gausis 19 400 doleriais plus 2 parsiuntimas 1 400. 1 400 padalino 1,15 iš kurso. $18 700 plus muitas 10%. Tai 20 700 gautus Lietuvoje. Plius PVM'as. Su PVM 24, plus remontas 4-5 tūkstančiai. Maksimum. 30 tūkstančių turi naujausią modelį. Jeigu esi PVM mokėtojas, tai 24 neto su remontu gautus. Ir gali važiuoti, kas gerai, kad long range'as. Matosi, kad yra likutis batarkės. Nebus šitų problemų. Trūksta ratlankiai ant kalpoko. 57, super. Smagi mašina, kam teko pavairuot, man pačiam teko irgi važiuoti su juo, tai įdomiai smagi važiuoja. Ant bangos, žodžiu, Model 3 turbūt daugiausia perkamiausia mašina. Gražus priekis ir šiaip galas gražus atrodo. Patikrinsiu dar, kam įdomu. Ataskaitą Carfax'o pridėsiu irgi į Auto Pliusą. Žodžiu, mes įdėsim ataskaitą. Matysi čia. Galim žiūrėti ataskaitą. Ką rodo apie šitą Teslą. Vieną avarija. Gegužės 13. Čia nieko daugiau ir nerodys, naują mašiną salone. Gali parodyti, kaip gamina Elonas. O visi kitą matom irgi nuotraukai, tai ta ataskaita tokiom mašinom nelabai reikalinga. Bet kadangi mes super greitai auganti kompanija, tai padarom ataskaitą, pridedam viską, ką reikia klientam, paaiškinam ir konkrečiai pasakom, kiek ir kas už ką. Tai va, pasigalvokit.